Labadiena ar labas pavakarys. Malonu Jūs matyti. Čia Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode, jau tradicinėme mūsų renginyje, jau praktiškai kaip klubas. Ne? Ir susirinkom labai rimta proga, gražia proga. Šiandien yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Ir prezidento Valdo Adamkaus premijos įteikimas būtent ir bandėm susijęti su šią dieną, pabandyti, kad tai būtų aktualija, tos temos aplinkosaugos, tiesiog jos yra tarp mūsų, turbūt ir mes jas sukeliame ir apie jas reikia kalbėti ir šita premija yra vienas iš tų būdų kalbėti apie tas problemas. Taigi, gerbiamieji, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerį Povilai Poderskį, Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja Aistė Gedvilienė, magnificencija Vytauto Didžiojo universiteto rektorė Ineta Dabašinskienė, premijos laureatė ponia Lina Paškevičiūtė, gerbiamieji svečiai. Mano vardas Nerijus, esu botanikos sodo vadovas, taip pat esu ir premijos komiteto narys. Ir šiandien pabūsiu šio renginio vedančiuoju. Tiesa, prieš pradėdamas renginį norėčiau prisiminti premijos komiteto narę, lietuvių kilmės, pasaulinio garso antropologę, gamtosaugininkę, vieną žymiausių pasaulyje orangutanų tyrinėtoją Birutę Galdikas, kurios deja šiemet netekome. Todėl norėčiau visus pakviesti, pagerbti Birutės atminimą tylos minutę. Ačiū visiems. Birutė, ilsėkis ramybėje. Taigi, mėly svečiai, noriu tarti keletą žodžių apie prezidento Valdo Adamkaus premiją. Šią premiją įsteigė prezidento Valdo Adamkaus biblioteka muziejus ir Danos Gedvilienės fondo valdytojas Gabrielius Gedvila. Premija yra skiriama už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus ir pastangas išsaugoti bei atstatyti gamtinę aplinką, užtikrinti tvarų išteklių naudojimą. Šiemet jau bus 6. prezidento Valdo Adamkaus premija, kuomet 2021 metais premijos teikimas buvo atnaujintas. Premijos laureatu yra tapę dokumentinio filmo Sengirė režisierius Mindaugas Survila. Ir tuomet buvo atkreiptas ypatingas dėmesys apie miško išsaugojimą, sengirių išsaugojimą. 2022 metais už darnios gyvensenos populiarinimą, įvairiausias socialinės meninės iniciatyvas įvertinimo sulaukė visuomenininkas Giedrius Bučas, kuris yra šiandien mūsų tarpe. 2023 metais laureatė buvo paskelbta Klaipėdos universiteto profesorė Tatjana Paulauskienė, kuri buvo įvertina už inovatyvių ir aplinkai draugiškų technologijų skirtų naftos teršalų valymui jūrose. 2024 metais premija skirta Algirdui Reipui už nuopelnus ir indėlį kuriant bei modernizuojant atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje. O pernai premija skirta gerbiamam Selemonui Paltanavičiui. Visi turbūt pažįsta gerbiamą Selemoną už ilgametę gamtosauginę šviečiamąją veiklą, ypač turbūt tą veiklą, kuri paliečia ir mūsų mažiausių Lietuvos gyventojų turbūt širdis ir sielas. Taigi, kalbant apie šių metų premiją, premijos komitetas sulaukė 15 nominacijų, viso nominuoti buvo 8 skirtingi asmenys. Reiškia, kai kurie asmenys buvo nominuoti ne po vieną kartą. Ir nominacijų laukas apie visas premijos kategorijas, kurias mes kaip ir tokia iškėlę. Tai nuo mokslo pasiekimų iki aplinkosaugos, inovacijų, tam tikrų versle, visuomeninės veiklos, taip pat ir aplinkosaugos politikos ir valdymo srityje. Vertinant nominantus, premijos komitetas ypatingą dėmesį skyrė
nominuojamo asmens, taip pat buvo nominuotos ir įvairios ir organizacijos, įtaka pokyčiui, kiek tai plačiai nuskambėjo visuomenėje, kiek visuomenės tai traukia, įsitraukia, koks yra ir labai svarbu veiklos tęstinumas, kad nebūtų taip kaip, kometa ar meteoritas, kad kažkokia tai projektas, akcija įvyko ir toliau tęstinumo nėra. Kaip minėjau, premijos įteikimo diena pasirinkta neatsitiktinai. Šiandien yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Ir premijos laimėtojai be piniginio prizo bus įteikta ir ši skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio sukurta gervės skulptūrėlė. Kodėl gervė? Turim ir sidabrinę gervę, turbūt toks ir galbūt toks paslaptingas paukštis, bet kartu ir tai yra didelis paukštis ir visą laiką turbūt, kai pamatai gerves ar skrendančias, ar kažkur laukuose, tikrai sukelia gerą jausmą, kad tokie paukščiai gyvena greta mūsų. Ir juolab, kad gervės visai neseniai buvo prie Raudonoj knygoj, prie beišnykstančių rūšių arba kurioms buvo iškilęs tam tikras pavojus, tačiau šiuo metu gervių populiacija yra pagerėjusi ir tikimės, kad ši premija padės atrasti tokius žmones ar organizacijas, kurios kartu tai kaip ir suteiks sparnus ir jiems ir galės dar daugiau ar intensyviau plėtoti tą veiklą, ir tokios tikimės sniego gniūžtės efekto, kuomet vis daugiau visuomenės įsitrauktų į vairias aplinkosaugos veiklas. Dėl ko kalbu apie visuomenę? Dėl to, kad šių metų mūsų laureatė premijos būtent yra iš tos sektoriaus ir jis labai svarbus. Mums pilietinės visuomenė yra ypatingai svarbi dėl to, kad tai yra kaip, jeigu taip vėlgi, gamtosaugos turbūt terminais kalbant, iš esmės šiek tiek kaip sanitarai. Neleidžia politikams užmigti, daryti kažkokių tai darbų, veiksmų, kurie galbūt nepriimtini visuomeniai, daliai visuomenės, pačiai visuomeniai. Ir kuo yra mūsų pilietinė visuomenė aktyvesnė, kuo nevyriausybinis sektorius aktyviau veikia, tuo tie sprendimai būna labiau pamatuoti, išdiskutuoti ir tokie labiau ir visuomeniai priimtini. Tai norėdamas toliau tęsti renginį, gal šiek tiek atsipučiant nuo tų kalbų, norėčiau pakviesti atlikti muzikos kūrinį Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos antro kurso studentą Igor Misko. Ir Igor atliks Luciano Fancelli kūrinį After You've Gone. Tai Igor, the stage is yours.
Dėkui labai, Igor, už atliktą kūrinį. Taigi, leiskite pradėti premijos įteikimo ceremoniją ir tarti sveikinimo žodį. Maloniai kviečiu šeimininkę, Jūsų magnificencija, Vytauto didžiojo universiteto rektorę, profesorę Inetą Dabašinskienę. Garbus svečiai, miela laureatė, bendruomenė, kuri neabejinga gamtai, jos puoselėjimui ir išsaugojimui, visi čia susirinkusieji šio renginio svečiai. Labai malonu pasveikinti jūs atvykus turbūt į gamtai simbolinę vietą, Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodą. Ir tas lietus čia labai gražiai mus visus pasveikina, todėl kad jis reikalingas kaip gurkšnis atsikvėpti, augti, žydėti. Turbūt turėsite dar galimybę pavaikščioti ir pasigėrėti nuostabiomis bijūnų spalvomis ir tomis kolekcijomis. Kiekvieną kartą čia atėjus be abejo supranti, kad žmonės puoselėja gamtą, myli, ją saugo ir mums, galbūt tą visą grožį pateikia. Be abejo, botanikos sodas, jis simbolizuoja dar ir vietą, kur susitinka akademija, mokslas, mokslo tyrimai, gamta, bet ir visuomenė, kuriai svarbu gamtos puoselėjimas, išsaugojimas. Buvo minėta Tarptautinė gamtos aplinkos diena. Aš manau, visi šie simboliai labai gražiai dera šią popietę šioje vietoje. Reikšminga kalbėti ir apie tai, kad premija inicijuota yra mūsų prezidento Valdo Adamkaus. Jo įsipareigojimas gamtai, ilgametė darbo patirtis aplinkos apsaugos srityje, bet ir atsakomybė valstybei, įsipareigojimas žmogui, visuomeniai ir vertybėms. Taip pat yra visą jo gyvenimą akcentuojamos ir puoselėjimos. Atsakomybė ir rūpestis, įsipareigojimas taip pat svarbus ir visiems tiems, kurie mato šios premijos reikšmę kaip ilgametę tradiciją. Ir vėlgi, naudodamasi progą, noriu padėkoti Danos Gedvilienės fondui. Būtent jos valdytojui ir šeimai visai, Gabrieliui Gedvilai, kurie savo tą ilgametę ir nenurimstančią iniciatyvą, parama, rūpesčių toliau tęsia, remia ir palaiko šią tradiciją. Jie pastebi žmonės, kurie atlieka didžiulį darbą, kurie dažnai lieka paraštėse skambių antraščių, bet dirba atsakingą, prasmingą, vertybėmis grįstą darbą. Ir tai yra didžiulė paskata mums visiems juos pamatyti, įvertinti ir kalbėti apie juos, apie jų iniciatyvas. Tai gerbiama laureatė, gerbiama Lina Paškevičiūtė, aš atidžiai skaičiau jūsų darbus ir tiesiog buvo sunku patikėti, kad jaunas žmogus tiek daug jau nuveikęs. Ir gebėjęs sutelkti ekspertus, mokslo tyrimus, visuomenę, atkreipęs politikų dėmesį, ėmėsis pilietinių iniciatyvų, būti atidžiam, atkreipti dėmesį, raginti ir judinti politikus, nepasiduoti. Manau, kad tai yra tos didžiulės vertybės, apie kurias šiandien dažniau kalbame, bet ko gero daug dažniau turime jas patys remtis, joms įsipareigoti ir būti drauge. Tai gerbiama Lina, ačiū Jums, Jūsų visiems bendraminčiams, kurie nepailsta, nenurimsta, nes tai šios premijos prasmė ir idėja, mano gilių įsitikimų, yra ta, kad žmonės aukoja savo laiką, savo talentą,
atplėšdami gal nuo šeimos, nuo kitų įsipareigojimų, dėl to, kad mes visi, mūsų ši karta, bet ir ateinanti karta, galėtų džiaugtis šiomis nuostabiomis spalvomis, kvėpuoti grynų orų, patirti tą miško ir visos gamtos grožį, ir ne tik kūnui, bet ir dvasiai, ir sielai. Tai ačiū Jums ir Jūsų bičiuliams už visus spiečius, už visas kampanijas. Ir žinoma, šioje tribūnoje stovėdama, matydama politikus, norėčiau taip pat priminti tą įsipareigojimą, kad Jūs atstovaujate mums visiems, valstybei, žmonėms, bendruomenėms, kurie saugo, ir Jūs visi pareigoja daryti svarbius darbus mūsų valstybei, saugoti mūsų gamtą, mūsų turtą, mums, mūsų vaikams, anūkams ir ateičiai. Tai dėkojame Jums, dėkoju Jums visiems, kurie matome šią prasmę, ir būkime atsakingi, nenurimkime ir telkimės bendroms iniciatyvams. Ačiū Jums labai. Labai norėčiau padovanoti simbolinę Birutės Galdikas knygą, kuri jau yra retas egzempliorius, bet mūsų bendruomenės prisidėjo leisdamas ją, o kadangi Birutė Galdikas ir mūsų bendruomenės nariai įsipareigojus, tai manau, kad labai daro su Jūsų veiklomis. Dėkoju magnificencijai rektoriai. Na, o toliau maloniai kviečiu tarti žodį aplinkos ministerijos kanclerį Povilą Poderskį. Gerbiami svečiai, kolegos, Lina. Iš tikrųjų, važiuodamas čia galvojau, kaip būtent dirbant su Lina, tu turi geriausia, ką gali turėti įstatymų leidėjas ar vykdytojas kaip visuomenininką. Tai tas visuomenininkas dažnai pas mus būna nuo iki, nuo labai įvairių personažų iki tokių kaip Lina, kuri yra analitiška, kruopšti, atsakinga, visada ateina pasiruošusi, visada yra išsami, visada užsibrėžusi ir tiksliai žino, ko reikia. Tiksliai žino, ko nori ir tiksliai žino, kas yra svarbu. Tai yra labai didelė dovana Lietuvai turėti tokį žmogų kaip Lina, ir aš labai tikiuosi, kad šita premija pažymės tai ir bus tinkamas simbolis parodyti visiems, kaip svarbu yra tokie žmonės ir kaip jie gerai prisideda prie mūsų gamtos, bet dar svarbiau, kad tau, Lina, tai taptų ne kaip, sakykime, praeitais metais apdovanojom Selemoną, taip labiau už viso gyvenimo nuopelnus. Tai čia dar viskas tik prasideda. Manau, kad viskas dar prasideda ir dar tik tęsiasi ir bus rudens sesija, kur svarstysim miškų įstatymą. Ir manau, kad nepraeis be atidžios Linos akies ne vienas blogas pasiūlymas. Ir patys mes kartu su aplinkos ministerijos komanda, tiek ministrų Kastyčiu, tiek viceministrė Aira įsipareigojom, kad klausysim ir girdėsim, ir tą tikiuosi jau darom šiek tiek bent jau, bet visada galim daugiau ir darysim daugiau. Tai dar kartą, Lina, ačiū labai, kad esi, kad dirbi, kad padedi kartu mums judėti į priekį tiek su miškais, tiek su aplinka bendrai, ir ačiū tau. Dėkoju gerbiamam aplinkos ministerijos kancleriui. Na ir maloniai kviečiu tarti sveikinimo žodį
Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojai Aistei Gedvilieniai. Gerą dieną visi, gerą dieną rektorė gerbiama, kolegos aplinkosaugininkai, laureatai, Lina. Visų pirma, noriu padėkoti, kad kiekvienais metais kviečiat į šitą gražią šventę. Kiekvienais metais labai džiaugiuosi apdovanotais asmenim, man atrodo, jie visi labai verti. Ir šiandien, man atrodo, aš važiavau, tiesą pasakius, asmeniškai pasveikinti Liną, ne kaip komiteto atstovę, bet kaip Aistė dirbanti aplinkos apsaugos srityje. Nuo to laiko, kai pradėjau dirbti Seime, aš Liną pažįstu, man atrodo, mes tada buvom labai jaunos ir dabar vis dar jaunos. Ir vis dar dirbam, ir vis dar su tom pačiom temom ir ta pačia energija. Ir visų pirma, Lina yra vienas iš tų žmonių, kuris šitoj temoje, aplinkosaugoje, turi pilną mano pasitikėjimą. Visada paklausiu, o kaip jūs galvojat? Visada pasiteirausiu, o kas būtų, jeigu būtų taip, ne kitaip. Ir visada tikiu, pasitikiu jos atsakymu. Galiu su juo diskutuoti, galiu nepritarti, bet noriu visada žinoti. Tai Lina, tavo nuomonė labai labai svarbi. Ir kiek turiu galimybės, visada atstovauju kažkokią panašią kryptį prie aplinkosaugininkų komiteto stalo. Bet kadangi važiavau šiandien asmeniškai sveikinti, aš galvojau, ką pasakysiu tau pačiai. Bet man atrodo, nieko čia tokio slapto ir galiu pasakyti visiems. Prieš pusę metų mūdvi kalbėjomės mano kabinete, tau sėdant ant sofeliuko ir tu sakei, kad kartais svyra rankos. Svyra rankos, nes tuose biurokratiniuose kabinetuose, tuose salėse jaučiasi šaltukas ir tu jautiesi, kad tas didžiulis darbas, kurį padarai, nepasiekia rezultato. Ir taip, labai dažnai mes kalbam, darom, kai reikia priimti sprendimą, mes matom, kad sprendimas yra kažkoks tai ištirpęs. Bet šiandien šita mūsų visų labai gerbiamo prezidento premija, man atrodo, yra tam tikras dėmesio parodimas tokiems žmonėms, tau asmeniškai ir tokiems žmonėms už tavęs, kurie stovi, kad jūs labai svarbus, kad žmonės jūs mato, kad jūsų darbą vertina, kad jūs girdi, kad jūsų nuomonė yra labai svarbi ir įdomi kitiems. Ir man atrodo, kad nieko nėra geriau, kaip tokia mūsų visų gerbiamo ir mylimo prezidento premija, ypač jo 100-mečio proga. Aš dar labai didžiuojasi, kad ne taip dažnai tokius apdovanojimus gauna moteris, tu esi antroji, tai ir dėl to labai džiaugiuosi, bet man atrodo, kad ir tai, kame mes dabar dirbam, mes svarstom miškų įstatymą, kuris kelia daugybę aistrų visuomenėje prie mūsų komiteto stalo. Tai yra tavo darbo įkarštis. Aš matau, kaip tu atsidavusi. Aš labai džiaugiuosi, kad tu neprarandi, nestokoji energijos. Ir tikiu, kad jos bus daugiau ir šita premija bus dar viena paspirtis tau neužgesti. Tai ačiū, kad tu esi, ačiū, kad tu dirbi, ačiū, kad tu talkini mum ir ačiū visiems, kurie pastebėjo Liną ir šiandien ją vertina. Tai ačiū tau ir visus kitus aplinkosaugininkus, kurių čia matau daug, su jūsų diena. Ačiū. Ačiū labai gerbiamai Aistei, Seimo nariai, už sveikinimo žodį. Gerbiami svečiai, man taip pat malonu paminėti, kad šioje ceremonijoje dalyvauja taip pat ir Kauno miesto savivaldybės atstovai, Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės nariai, prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos muziejaus valdybos nariai ir kiti garbūs svečiai. Na ir dar tokia kilo mintis, atsiprašau už tą tokį galbūt nesusilaikau, kad pagalvojau, kad vis tiek ta premija yra galimybė vėlgi suvesti į vieną patalpą, į vieną vietą ir
tas galbūt pusės, kurios ne visat susikalba, galbūt premija, tas visas ir renginys gali būti tirpdančių tos barjerus, sienas ir kad tas darbas būtų kuo konstruktyvesnis, kad įsiklausytų ir į visuomenės nuomonę, argumentuotą nuomonę, ne vien tik tai, nežinau, įgyvendinant politinės programas, bet ir šiek tiek plačiau. Tai tęsiant toliau renginį, norėčiau šiek tiek pristatyti apie atgimusios premijos, tokią istoriją, ar kaip čia viskas nutiko. Tai visų pirma, turim paminėti, jau ir gerbiamas rektorės paminėta, tai vienas labai svarbų žmogų, tai yra Gabrielių Gedvilą, Santaros šviesos narį, ilgametį prezidento Valdo Adamkaus draugą. Jo rinkimų štabo 1968 metais narį, kuomet Valdas Adamkus kandidatavo į Čikagos miesto sanitarijos tarnybą. Ir Gabrielius Gedvila, norėdamas pagerbti tiek prezidentą Valdą Adamkų, taip pat įprasminti savo žmonos aplinkosaugos entuziastės Danos Gedvilienės atminimą, įkūrė Danos Gedvilienės fondą ir paskyrė $100,000, kad prezidento Valdo Adamkaus premija atgimtų ir būtų pagerbti, išryškinti žmonės, kurie prisideda prie aplinkosaugos, plačiaja prasme turbūt pasiekimų Lietuvoje arba tam tikrų dirba tam tikrose su aktualiais klausimais ir tuos klausimus padeda ar spręsti, ar jiems nenugrimsti kažkur tai nebūti. Ir kadangi Gabrielius Gedvila gyvena JAV Sietle, tai turim ir transliaciją ir galima nuotoliu turbūt stebėti ir bus įrašas, kuomet bus galima ir išklausyti viso šitą renginį. Ir dar vienas dalykas jau mano užsimintas apie Daną Gedvilienę, tai birželio 6 būtų 85 metai. Tai vėlgi turbūt toks graži simbolika, kad tiek birželio 5 aplinkos apsaugos diena, premijos įteikimo šventė, ir Danos Gedvilienės fondo, tos iniciatorės, gal sielos gimtadienis. Tai tęsdamas toliau noriu pakviesti ir išklausyti antrąjį kūrinį, tai kviečiu gerbiamą Ihor Misko, antro kurso studentą, šiaip jau įvairiausių ir tarptautinių premijų laureatą, kuris atliks Luciano Fancelli kūrinį 10 kilometras al finestro. Pusiau angliškai, pusiau itališkai perskaičiau, nežinau, kaip tiksliai reiktų kūrinį skaityti, tai Ihor, the stage is yours. Tai yra, noriu dar pasakyti, kad tai yra iš Ukrainos studentas, gyvenantis Vytauto didžiojo universitete. Okay.
Na ir artėjant jau renginio finaliniams akordams, visi laukiam, aišku, prezidento Valdo Adamkaus. Apgailestaujame, bet prezidento šiandien nėra, tačiau prezidentas jaučiasi gerai. Na, suprantama, kad tolimos kelionės jau vargina, tačiau turim prezidento sveikinimo žodį, kurį norėčiau pakviesti perskaityti prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos muziejaus vadovą Arūną Antanaitį. Prezidento Adamkaus sveikinimo kalba, sveikinimo žodis. Gerbėmiai kolegos, bendraminčiai ir bendradarbiai. Kreipiuosi į jūsų bendruomenę būtent šiais žodžiais, nes aplinkosauga, rūpestis gamta visada buvo mano akiratyje, o daug metų tai buvo ir tiesioginis mano darbas. Mes daug kalbame apie ateities Lietuvą. Ir dažniausiai minime geopolitinius iššūkius, ekonomiką, švietimą, kultūrą. Tačiau neretai pamirštame, kad viso to atrama ir pamatas aplinka, kurioje gyvename. Suniokojus gamtą, nukentės mūsų geopolitinis saugumas ir ekonomika, o švietimas ir kultūra liks tik tuščiomis kalbomis. Nes gamtosauga visada buvo ir visada bus neatskiriama bendrosios kultūros, bendrosios Lietuvos raidos ir pažangos dalis. Noriu padėkoti, kad jūs tą Lietuvos ateitį kūrėte pažangę, modernę, o kartu žalią, draugišką gamtai, harmoningai sutampančią su ūkinė ir kitokia veikla. Atskirų žodžių noriu padėkoti šių metų premijos laureatei Linai Paškevičiūtei. Daug kas iš jūsų turėtų mokytis atkaklumo ir pasiaukojimo, siekiant prasmingų darbų rezultato. Daug kas, žiūrėdamas į jūsų veiklą, turėtų suprasti, kad rūpestis gamta tai ir rūpestis visuomenė. Ir kad ne gražų žodžiai, o aktyvi praktinė veikla kuria mums visiems gamtiškai, o ir pilietiškai ir dvasiškai sveikesnę Lietuvą. Ir kad esant tokių asmenybių, ne tik šalies miškai gali jungtis į galingą žalę sengirių ir jaunuolynų spiečių, bet ir žmonės jaustis kaip vieno avilio bitės, dirbantys kiekvienas savo ir kartu visiems bendrą darbą. Ačiū Jums nuoširdžiai gerbiama laureatė. Apgailestauju, kad negaliu asmeniškai pasveikinti Jūsų šventės, bet siunčiu nuoširdžius linkėjimus visiems, dirbantiems Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Kuo geriausios kloties Jums, prezidentas Valdas Adamkus. Dėkui gerbiamam prezidentui už prasmingus sveikinimo žodžius. Na, o dabar norėčiau pakviesti praėjusių metų premijos laureatą Selemoną Paltanavičių tarti tiek sveikinimo žodį, tiek ir įteikti premiją. Ačiū. Gerbiamos ir gerbiami, sako viešpatis, mums paliko savo sodą. Mes įsiprašėm į sodininkus. Nelabai sekasi mums tame sode. Sako, kabinetai šalti. Sako, politika neleidžia mums rankų ištiesti. Bet jūs prisimenat Hansą Kristianą Anderseną? Ten vaikiukas buvo, pasakė, kad karalius nuogas. Visi neišdryso. Šiandien aš, sveikindamas Liną nuoširdžiai, manau, kad ji yra iš to būtent aplinkosaugos, tos laisvos aplinkosaugos, nesusaistytos žiedo, nes norinčių daug, bet darančių nedaug. Aš visą laiką bendraudamas su Lina, teko mums ir renginiuose būti kartu, jos tą tokį, sakysiu, tiesiai drąsiai kietumą, aiškumą, logiką, kas buvo ir minėta. Na, žinoma, galima
būti kažkokiam sambūryje. Smagu, kai yra pulkas, galima kalbėti, bet mes turim kažką daryti. Žinot, gyveni, pražilęs, visą amžių ministerijoje dirbęs. Ir aš galėčiau pasakyti, kad mes visą laiką dirbom. Bet mums visą laiką kaip toks geras spyglys buvo, ir iki Linos kolegos vyresnieji, kurie galvos skausmą, o mes buvom tarptų dviejų tokių vėjų. Vienas vėjas antram ministerijos aukšte pasišaukė, o kitas gatvėje muša būgnus. Tai mums reikėjo, kadangi antro aukšto kabinetai, jie žinot, vis jų šeimininkas vis pasikeičia ir vėl pasikeičia. O mes dirbi 40 metų, ir žinai, kad tu savo kada nors atlikdamas tokią asmeninę ataskaitą pats savo pagalvosi, ką nuveikiai. Tai aš manau, be jūsų, be tų spyglių, be tų būgnų, be tų ginčų, kurie būna kartais labai karšti, prasiveržiantys, visokių jų būna, mes tikrai nebūtume padarę tiek daug. Lina, aš tikrai džiaugiuosi, kad šiandien tau įteiksiu mūsų prezidento Valdo Adamkaus premiją. Ir dar aš manau, kad čia labai gimsta graži tradicija. Tiesiog tu būsi tęsėja. Tu kitąmet, tu teiksi kitam, jeigu mūsų prezidentas negalės tuo metu to padaryti. O kodėlgi ne? Tai graži, netgi ne tik tradicija, bet tokia, sakyčiau, graži misija. Tai, o dabar viskas tau, mieloji, eikš. Taigi, sveikinu. Labai gera, tikrai, čia sunkus, bet tu tvirtai rankose išlaikysi. Ir tegul ta gervė, aš norėčiau tik kaip ornitologas pasakyti, gervė daugeliui tautų tai yra toksai dvasinis simbolis, aš nekalbu japonų. Taip pat mūsų broliai latviai, net švedai, net lenkai, pas juos gervė yra, tiesiog. O Lietuvoje, kas nematė gervės ir nežino, bet kai iš arti, tai turbūt gražiausias. Ir kai manęs klausia, o koks Lietuvos paukštis yra gražiausias, aš sakau, gervė. Todėl, kad ji pilka, bet ji šokanti, ji nepriklausoma. Tai čia ta. Tiesiog pusę botanikos sodo direktorius nuskynė, bet dar liko ir kitiems. Tai gerbė Lina, kol dar turbūt pasakys, nepabėkit, sveikinimo žodį, tai aš tą sertifikatą, kad tikrai tai padedu ir tada prašom jūsų sveikinimo žodis. Gervė, čia padėsiu tuoj. Sveiki visi. Iš tiesų, tai, sakyčiau, susijaudinau. Čia sako, tvirtas, stiprus, bet eina šurpuliukai, ar ne? Pirmiausia, tai noriu visus pasveikinti su aplinkos apsaugos diena.
Gal net neišskirsiu, kad sveikinu bičiulius aplinkosaugininkus. Gal visiems mums yra svarbi aplinka. Ir labai norėčiau tikėti, kad tiek kolegos, tiek bičiuliai, tiek bendraminčiai, tiek oponentai, visi mes vis dėlto suprantame, kad aplinka mums yra svarbi. O ši premija man iš tiesų yra tikrai labai svarbus įvertinimas. Ir ypatingai žinant, kad šie metai yra metai, kada prezidentui sukanka 100 metų, tai gauna tartum tokį didesnį simbolinį svorį. Iš tiesų, prezidentas yra tas žmogus, kuris per visą savo gyvenimą parodė didžiulę meilę gamtai, didžiulę meilę aplinkai. Ir iš tiesų parodė ne tik meilę, bet kad nuoseklių darbų galima padaryti stebuklus. Iš tiesų tai, kad sugebėta išvalyti ekosistemas nuo pramoninės taršos, tai tos svyrančios rankos paima ir pakyla. Ir vis dėlto atrodo, gal ir mes galim pasiekti, ne per 5 metį, galbūt per 10 metį. Man taip pat yra labai svarbu, kad prezidentas yra ir tas žmogus, kuris į Lietuvą nešė demokratiją toj mūsų jaunoj valstybėje. Ir aš čia turiu prisipažinti, kad į aplinkosaugą prieš 15 metų mane atginė 2, sakyčiau, jėgos. Tai vienas dalykas yra meilė gamtai, kitas dalykas – noras stiprinti demokratiją. O nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo tiesiog nuo braidimo per pievas ir miškus. Braidant, kažkaip parūpa pėdsekystė atvedė į Baltijos vilką. O čia ne tik pėdsakai buvo. Greitai supratau, kad vis dėlto vilkų problema yra ne miškuose. Vilkų problema yra kabinetuose, kur labai dažnai gamtosauginis interesas aukojamas, gal sakyčiau, tokio ūkiškumo vardan. Ir čia gimė tas toksai meilė gamtai į tokį aktyvizmą, kada pradedi skaityti teisės aktus, pradedi gilintis, o kaip ta pilietinė visuomenė veikia. Ir čia man užkliuvo vienas dalykas, nes mane taip veikia smegenys, sistemina. Užkliuvo vienas dalykas, tai yra didžiulis disbalansas. Disbalansas dėl ko? Kad labai dažnai gamtos apsaugą besirūpinantys žmonės kalbėdavo iš gatvių. Tačiau tie, kurie atstovaudavo verslo interesą, norėdavo eksploatuoti, būdavo kabinetuose, darbo grupėse. Taip gaunasi įdomus dalykas. Tartum aplinkos apsauga gatvėje, o eksploatavimas kabinetuose. Kitas ryškus dalykas pradėjo ryškėti, kad labai dažnai tartum aplinkos apsauga, gamtos apsauga ypatingai, yra pristatoma tartum progresą stabdantis dalykas, o eksploatavimas tai yra tartum kažkas tai gero ir progresyvu. Bet juk gamta ir aplinka tai nėra kažkoks šalutinis rūpestis. Juk iš tiesų tai aplinka yra mūsų visų tapatybės dalis. Nėra žmogaus, apskritai nėra nieko, kas būtų be aplinkos. Mes esame aplinkoje. Aplinka iš tiesų yra ir mūsų sveikata, mūsų savijauta. O jeigu kalbam apie gamtą, tai labai dažnam lietuviui gamta yra ne tik tai objektas. Tai yra bendrapilietis be pilietybės. Pilietis, kuris jaučia, pilietis, kuris išgyvena, kuris pakyla, kuris nyksta, tačiau jis negali kalbėti. Juk ne veltui labai dažnai iškirtus brandų mišką, arba dabar mes matome sugriovus upės rėvą, dažnas juk jaučia tokį gilų liūdesį, tartum kažkas tai būtų prarasta. Ir taip, tai yra mūsų dalis, mūsų tapatybės dalis. Ir iš šio ryšio gimsta pilietinis aktyvumas. Juk ir aš praeidžiau per pievas ir kažkaip netikėtai vilkų apsaugą pabaigiau. Ir čia labai svarbu pabrėžti, kad kiekvienoje laisvoje šalyje šis pilietinis aktyvumas išauga į pilietinius judėjimus. Jeigu institucijos
pamiršta savo pareigą, pamiršta, kad viešas interesas yra ta jų pareiga atstovauti, tuomet laisvoje šalyje imasi darbo piliečiai. Tai nėra heroizmas. Tai yra iš būtinybės kylantis poreikis, kuris labai dažnai reiškia daug darbo, gilinimąsi, nešimą, bet sunkiausia dalis tai yra surasti būdą, kaip padaryti įtaką. Protestų kalba ir gatvėje puikiai tinka atkreipti dėmesį. Puikiausiai. Bet to tikrai nepakanka. Labai svarbu, kad aktyvūs piliečiai rastų savo vietą prie to sprendimų stalo, tuose kabinetuose, kur dažniausiai dominuoja būtent tie, kurie nori gamtą eksploatuoti. Svarbu, kad ant to stalo būtų argumentai, duomenys, mokslas. Taip pat svarbu, kad visa tai galų gale pavirstų sprendimais nešančiais pokyčius. Ir čia atsiranda pilietinės visuomenės nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Nes tik stiprus nevyriausybinis sektorius gali sutelkti ir gali padėti piliečiams siekti savo tikslų. Va būtent to aš labai pasigėdau šitam sektoriuje. Ir perėdama jau iš to savo kitos informacinių technologijų sektorių pilnai į aplinkosaugą, iš tikrųjų siekiau ko? Siekiau, kad sustiprintumėm pilietinių visuomenių aktyvumą ir nevyriausybinės organizacijas. Taip, aš pradėjau dirbti ir vadovauti aplinkosaugos koalicijoje. Yra toksai posakis, kiek vilką bešertum, vis tiek į mišką žiūri. Tad natūraliai koalicijai mano vilkų apsauga staiga virto miškų tema. O miškai yra lietuviams viena tokių kertinių aplinkosaugos temų. Mes net kartu su estais išsiskiriame tuo, kad visoje Europoje mums miškai ir miškų apsauga yra pati pirmoji aplinkosauginė tema. Miškas Lietuvoje niekada nebuvo tik medžių rinkinys. Tai erdvė, kurioje formavosi mūsų tapatybė, kur gimė daug mūsų kultūros. Istoriškai užauginam čia atsparumą. Tačiau dabar tas laikas, kada pokariais po pirmo pasaulinio karo, antro pasaulinio karo iškirsti miškai buvo atsodinti ir šiuo metu jie subręsta. Jie subręsta ir juos skubama iškirsti plynai su vis didesnė ir galingesnė technika. Todėl šimtmečius formuotus medynus keičia plynės. Ir tai yra rimta problema. Rimta problema ir čia vėl. Kai buvo jinai nesprendžiama, kas įsijungė? Įsijungė pilietinė visuomenė. Visi atsimename protestus. Protestus sekė dalyvavimas nacionalinėme miškų susitarime. Nacionalinį miškų susitarimą sekė suformuotas girių spiečius ir aktyvus dalyvavimas teisėkūroje. Tačiau teisėkūros ratai sukasi lėtai. Miškų įstatymo laukiame, apie tą, kur šnekėjome. Mes tikrai rudenį sugrįšim ir tikrai kreipsimės į ministeriją ir pagalbos, ir į Seimo komitetą pagalbos. Pasiūlymai guli ant stalo. Mano patirtis rodo, kad noriu tikėti, kad pagaliau bus, bet gali ir nebūt. Bet su girių spiečium, su aktyvia pilietinė visuomenė iš tiesų procesas jau pajudėjęs negrįžtamai. Vėliau ar anksčiau miškų politika turės pasikeisti, nes tai yra tiesiog pribrendęs reikalas. O mums, tiems aktyvistams, ši premija yra svarbus padrąsinimas nenuleisti rankų. Ir aš jau čia žiūriu į tuos bendražygius, kurių čia ne vienas. Ačiū, kad esate, mes tikrai dar turim laikytis rankos vylą, pakeliam rankas. Mums ir prezidentas Valdas Adamkus sako, nenuleiskit rankas, judėkite į priekį. Mes turime atsiminti, kad taip mes politikams delegavom atsakomybę priimti sprendimus. Bet valstybę tai kūrėme mes, piliečiai.
Ir demokratija yra nuolatinis šokis tarp privačios nuosavybės ir viešo intereso. Ir viešas interesas neturi būti išvaromas į gatves ar į užrybį. Ir mes tai turime priminti. Jisai yra būtent prie stalo, būtent sprendimų širdis. Čia kartu noriu paminėti, kad yra atsakomybė ir prieš buvusias ir būsimas kartas. Prezidentas Valdas Adamkus yra sakęs, kad gamtos saugojimas yra kultūros dalis, kuri turi eiti iš kartos į kartą ir tapti mūsų gyva tradicija. Ir čia aš šiek tiek įgaildama jau gal valstybiniai miškų urėdijai pasakysiu, kad svarbu gal ne tik sodinti ąžuolus, kaip pamatą ateities kartoms, kas buvo sakyta, bet dar svarbiau saugoti šimtamečias ąžuolų girias, kurias mes paveldėjome ir turime išpuoselėti ir palikti ateičiai. Mes neturime pradėti visą laiką nuo nulio. Aplinkosauga yra perimti tai, kas buvo ir atiduoti toliau. Ir šis tęstinumas aplinkosaugoje yra esminis. Taip, tai yra mūsų kultūros dalis. Taip, tapatybė yra mūsų, gamta yra mūsų tapatybė. Mes galim šnekėti apie švietimą, galime šnekėti apie atsparumą, bet aplinkosauga nėra ES direktyvos. Tai yra saugojimas tai, kas yra mums šalia, kas yra mums svarbu. Ir čia aš noriu iš tiesų padėkoti visiems, kurie mums paliko, mums sukūrė aplinką. Taip pat noriu labai tokį specifinį padėkojimą pasakyti visiems tiems, kurie mūsų jaunoje atkurtoje valstybėje sukūrė aplinkos sistemą, kurie leido mums apsaugoti tai, kas buvo dar likę. Taip, apsinešė dulkėmis, lobizmo dulkėmis, nejautros dulkėmis, bet čia jau yra mūsų šių dienų pareiga. Ir sakau, ačiū visiems bendražygiams, kad sakydama ačiū, sakau, kad mes vis tiek judėsim į priekį ir tikiuosi, kad bendražygiai tai nėra tie saujelė, mes esame visi va čia Lietuvoje, nes kūrime kartu valstybę. Ir pakartosiu Lietuva 2050 viziją. Šiandien vieną žodelį pridėsiu. Labai norėtųsi, kad Lietuva būtų žalia šalis, kurioje norisi gyventi ir kurti, kurią norisi saugoti. Ir aplinkos apsauga yra kertinis to dalykas. Tai ačiū už pasitikėjimą, ačiū už šį įvertinimą ir svarbu būti valstybę kuriančio darbo dalimi. Ačiū Jums visiems. Gerbiami svečiai, renginys dar nesibaigė, pereinam iš formaliosios į neformaliąją dalį, tai visa neformalioji dalis už mūsų, galite pasivaišinti, taip pat visas botanikos sodas šiandien skirtas jums, galite tikrai vaikščioti, gerėtis, man atrodo ir oras jau leidžia. Tai dėkui visiems ir tada mėgaukimės bendravimu.